Sveiki, mano vardas Steponas, aš esu alkoholikas. Sveikas. Tai pradėsim turbūt, pasistengsiu mažiau paliesti to vartojimo laiko. Turbūt jau per daug pasakoju apie tą visą gerimo istoriją. Tai pagrindė detoksikacijose, tas ligoninėse ir taip toliau stengiasi nuosekliai praeiti bent jau savo tą gerimo etapą. Sveikstantiems anoniminiams alkoholikams aš dažniau pasakoju mano kelias veikime, tai yra po atradimo, po paprašymo pagalbos. Tai pradėsiu turbūt nuo to, kaip aš atsidūriau AA, kodėl man vis dėlto prireikė anoniminio alkoholikų. Tai mano gyvenimas buvo įvairus, įvairialypis, normalus gyvenimas, aš visą laiką įsivaizdavau, kad normaliai gyvenu, tik tai nieks manęs nesupranta ir esu išskirtinis. Esu visai kitoks, esu turintis daug talentų, daug gebėjimų, daug galimybių, daug norų, bet visur tingiu įdėti pastangų. Man atrodo, kad viskas suspraksėjau biškį ir turi įvykti. Kitas niuansas, kad kaip aš progresavau, kaip mano progresija į alkoholizmą, būtent kaip į ligą ėjo, tai tokiais keliais etapais papasakosiu. 5 metų rastas raktas smėliadėžėje, darželyje. Aš jį turiu rankoje ir staiga iš niekur nieko man šovė mintis, kad reikia prieiti prie auklėtojos ir pasakyti, kad šitą raktą man davė mama ir su juo aš galiu grįžti namo. Ir mano namai yra parodžiau, kad už miškelio iš karto vietoje ir aš galiu eiti namo. Auklėtoja nieko nepagalvojusi ir mane išleido. O aš pas draugą, pas grupioką savo žaisti kompiuterinius žaidimus. Ir jo, mama po kelių valandų atrado mane, tais laikais dar nebuvo nei mobiliųjų, ten buvo laidiniai telefonai, tai paskambino, vos rado mane, grįžom namo, jokių pasekmių negavau, bet paklausė, kodėl tu taip pasielgi, pasakiau, mes namie juk neturim kompiuterio, tai aš labai norėjau. Čia yra mano pavydo pirmoji forma ir kas įvyko, viso šito reziumė buvo atleista auklėtoja, kuri mane išleido. Tai dėl mano veiksmo, dėl mano noro, dėl mano staigaus sumąstymo kažką padaryti, nukentėjo kitas žmogus. Ir taip aš pirmą kartą gyvenime suvokiau, kad galiu meluoti, galiu manipuliuoti ir man dar dėl to nieko nebus. Ir tai pradėjau ugdyti, pradėjau meluoti, vagiliauti, Įdomiausias tai mano toks susidūrimas su vagyste, tai turbūt yra bažnyčia. Aš be to, kad visuomeniai buvau atseit šventas vaikas, visur dalyvaudavau, visur būdavau pirmose vietose, ant scenos, nesvarbu sporto varžybose. Ir buvo toks niuansas, kad man reikėjo kažkaip tai ir prieš bendruomenę gražiai atrodyti. Tai nusprendžiau būti patarnautoju. Plus raiškus skaitimas mano buvo aiškus, tai skaitydavau skaitinius ir patarnaudavau kunigui. Ir žinoma, tuo pačiu metu rinkdavau aukas ir pasiimdavau tiek, kiek man reikia iš tų aukų maišelio. Tai galiausiai tai ilgai netruko, 14 metų aš nebesugebėjau grįžti į bažnyčią, nes vis dėlto viduje sąžinė užgriaužė mane ir aš nustojau lankyti tą bendruomenę ir pasakiau, viskas, man užtenka, man jau to nebereikia. Ir tada atsirado alkoholis, kuris
išvadavo mane nuo mano beprotybės, ne? Aš paragavau alkoholio ir aš supratau, kad aš esu laisvas, nes jau iki 15 metų aš tiek buvau prisidirbęs, praradęs tiek draugų, tiek pažįstamų, visi mane, aš dar neragavęs alkoholio, aš buvau, klaikus vaikas. Ir gelbėjo mane tik tai mano reputacija, kad aš visur pirmas, kad aš ant scenos ir bet nieks su manim nenorėjo bendrauti, draugauti. Geriausi draugai atsisakydavo manęs. Tai galiausiai pavyko taip, kad aš nusprendžiau toliau jau mokytis, studijuoti. Studijos man nepavyko įstoti, nes nesumokėjau stojamųjų to mokesčio. Mama davė, aš jį pragėriau. Mama jau nesugebėjo su manim susitvarkyti ir tas visas mano progresija grimzdo žemyn. Aš to nemačiau, nes aš nepripažinau, kad aš alkoholikas, aš jokių būdų nebuvau alkoholikas, aš kaip visi normalūs žmonės jų kartais išgeria, ne? Ir neįstojus niekur, mano mama išgrūdo iš miesto Visaginas, kur atominė elektrinė buvo, kažkada tai dar vis yra, bet išardyta. Va tas miestas buvo įvairus narkotinėmis medžiagomis, galimybėmis ir viskuom, kuo aš tik tai nepasinaudojau, ne? Ir jinai mane bandė iš ten išgrūdo į Vilnių, bet Vilniuje prasidėjo man dar baisiau. Įstojau į proftechninę tais laikais mokyklą, specialybę kažkokią bent jau baigti, bet čia ir prasidėjo mano visas kapituliavimas, baliai, festivaliai ir jau po pirmo kurso vos neišskridau ir nusprendžiau, kad reikia kažkaip tai grįžti kažką daryti, tai nuėjau pirmą kartą pas psichologą pabendraut, bet pas psichologą bendrauti, jisai lindo ten, kur man nepatiko, į mano praeitį, į mano, kaip pasakyti, vidų, ko aš nelabai norėjau pasakot. Ir žinoma, aš jam buvau neatviras ir aš jam melavau ir nepasakojau to, ką aš galiu pasakoti anoniminio alkoholikų susirinkime. Aš specialistam buvau uždėjęs bloką. Ir nuo tada daugiau pas jokį specialistą nesikreipiau ir vengiau bet ko. Tai tolimesnis mano dalykas, kad galiausiai kariuomenė praėjau, atseit bandysiu tvarkyti gyvenimą, viską, ne, ten dar labiau pradėjau vartoti alkoholį. Sukūriau šeimą, gimė vaikas, va čia sakiau, sukursiu šeimą, viskas bus gerai. Ne, kapituliavau, dar baisiau viskas, smurtas atsirado, ko nebuvo, atsirado smurtas, psichologinis, fizinis, prieš visus aplinkinius, aš nepatenkintas ir zlus, piktas ant viso pasaulio, kad čia visi kalti, niekam aš nereikalingas, savigrauža, savimeilė, viskas lindo į paviršių. Žinoma, žmona ilgai su manim nepratempė. Aš irgi ją ištempiau į Vokietiją, sakau, va, čia gyvensim, žmogus nemokantis kalbos, nieko, atseit aš ją valdysiu tenai mokėdamas kalbą ir mokėdamas viską, ne? Ne, jinai greitai pabėgo į krizių centrą ir nuo to karto aš jos iki šios dienos nematęs dar, ne? Tai esmė, kad vat, žmona išėjo, aš ją apkaltinau, ir va ten jau prasidėjo tikrasis mano griuvimas po truputį žemyn. Vieną kartą nukritau pas mamą, visą laiką pas mamą grįždavau. Mama gelbėk, mamytė mane gelbėk, kiek gali gelbėk, ne? Tai vat, kol aš neprisidirbau tiek pas mamą, kad pavogiau visus jų pinigus, ne, kas buvo in cash, tai ir pabėgau, tai iki to momento jinai visą laiką mane priimdavo. O po to mano paskutinio elgesio aš pats supratau, kad aš jau nebegaliu grįžti. Jau ir taip giminės buvo manęs atsisakę, nekvietė, nieks nekvietė, nei į vestuvės, nei į gimtadienius, niekur. Aš buvau
atribotas žmogus, nes iš manęs teta nusipirko šunį, bijodama, kad aš atvyksiu pas ją. Nes pasiturinti ir galėjo bet kada, bijojo savo saugumo, ne? Tai galiausiai aš pavogęs pinigus juos prataškiau per 4 paras ir kazino viešnamiai visą Europą iškeliavau, Varšuvoje žlugau ir galvoju viskas, va dabar aš esu benamis. Vat ką dabar daryti? Į Lietuvą šalta, tai išvariau į Ispaniją autotranzu, nuvariau iki Ispanijos ir taip bomžavau, galima sakyti, 2,5 metų. Ir galiausiai atsisėdęs ant skardžio, jau kai viskas užkniso, netyčia, va taip, va telefonas, hopa, benamiai irgi turintis pinigų, tai vieni turtingiausių žmonių, galiu pasakyti, yra benamis. Jis turi tiek pinigų, kad, aš netikėjau, bet aš patyriau savo kailiu ir supratau, kad tik tai mes net ten taškom tos pinigus. Alkoholiai, narkotikai ir taip toliau ten buvo. Tai iš esmės aš radau Facebook'e draugo savo vaikystės nuotrauką, Facebookas išmetė, jis buvo ant Lietuvos garsaus žurnalo Žmonės viršelio, kaip perspektyvus verslininkas. Nors jis mano akise buvo padugnė ir alkašas, narkomanas ir viskas, končinas žmogus. Pasirodo, jisai buvo jau mūsų bendruomenės narys. Tai aš jam tokį tekstą surašiau, pats sėdėjau ant šlaito, jūra ir šlaitas, ir daugiau nieko. Ir aš galvojau, užsimušiu, bent jau nieko nebeskaudinsiu ir bus ramybė, ne? Tai parašiau ilgiausią tekstą, jam išsiunčiau, jis man atrašė 2 žodžiais. Anoniminiai alkoholikai. Galvoju, ką tas čia dabar nusišneka, aš nieko negirdėjau apie juos, aš nieko nežinau, bet pirmą kartą gyvenime išgirdau. Ir volia, ir nuo ten prasidėjo mano kelionė į Lietuvą, 3,5 mėnesio keliavau iki Lietuvos, kol atsigrūdau iki Lietuvos, tada į vieną reabilitaciją pakliuvau, ten ilgai neišbuvau, o plus žiema, reikia kažkur gyventi, tai pakliuvęs į Vilnių, netikėtai patekau prie stoties, yra Karito laikinieji nakvynės namai, užėjau ten ir sakau, bent jau išsimiegosiu. O ten socialinė darbuotoja sako, stop, sako. Jau žinok, nebe tie laikai, įstatymai keičiasi, tu nebegali čia nakvoti ir prašyti prieglobsčio. Kodėl? Tu nedirbantis, tu neturintis socialinio draudimo, tu esi neapdraustas. Aš ta prasme, bet sakau, tai aš gatvėj turiu pasą. Neįdomu. Sako, yra viena reabilitacija, aš esu ten tokia bendruomenė. Ir yra motinos Teresės vienuolės. Sako, 2 pasirinkimai pas tave. Jie yra vienas už 5 metrų, kitas yra už 50 metrų. Tau tiesiog reikia nueiti. Galvoju, va čia tai jau šikna, va čia tai jau kažką reikia daryti. Supratau, kad į gatvę vėl grįžti aš jau viskas, aš jau nebenoriu, nes šaltas sausio pradžia. Galvoju, ką daryti? Gal pas vienuolės bandysiu kažkaip čia biškį artimiau. Ispanijoje jos man padėdavo labai daug, ten ir maistą, ir aprangą duodavo. Galvoju, pas vienuolės pabandysiu. Pradėjau pas vienuolės tą dieną eiti, tai mane vis išvarydavo ir sako, už valandos ateik, ale atseit vyriausia užsijėmusi. Ir aš tai 5 kartus ėjau. Jos tiesiog tikrino mano ryžtą, ar aš tikrai noriu ateiti. Ir atėjau ten, o ten buvo bendruomenė, kas sesės priima, tai žmonės norinčius sveikti, visiškai iš gatvės žmonės, kurie nebegali savim pasirūpinti, tai alkoholikas įeina į tą sąrašą, kuris savimi jau nebegali pasirūpinti. Tai jos turėjo tokią viziją ir ten ta bendruomenė vis dar iki šiol gyvuoja, padeda sveikti. Ir ten yra AA susirinkimai.
grupė, AA grupė taip ir vadinasi, oficialiai AA grupė Lietuvoje. Visi žino prie stoties, ten jinai vienintelė AA grupė. Ir aš ją atėjau ir aš pirmą kartą gyvenime, nebūdamas alkoholikas, nes aš pasesęs ne alkoholikas, aš dėl kitų problemų, bet ne alkoholio, ne? Bet pirmą kartą, kadangi ten atviri susirinkimai, gali dalyvauti bet kas, gali ateiti bet kas, žurnalistai, socialiniai darbuotojai, psichologai, bet kas, šeimos nariai. Tame susirinkime aš pirmą kartą gyvenime išgirdau, kad žmonės, kurie dalinosi, jie pasakojo mano istoriją. Kažkokiu tai būdu jie pasakojo mano būseną. Pyktis, irzlumas, nepatenkinimas, ramybės ieškojimas, vilties neturėjimas. Tai buvo viskas manyje. Bet jie pasakojo apie save. Ir tai buvo man kažkas naujo. Ir pirmą kartą gyvenime aš prisistačiau ne alkoholiku, bet aš pasakiau, kad galbūt aš ir alkoholikas. Ir pirmas kartas pasakytas, galbūt aš ir alkoholikas, gal tai ir nieko nebūtų įvykę, bet toje grupėje buvo atsakyti man keli klausimai. Ką man daryti toliau su tuo, kad aš žinau, kad aš alkoholikas, ir kaip man toliau, kaip man gauti tą ramybę, kurią turi šitie žmonės, kurie dalinasi savo patirtim. Ir ten buvo atsakyti šie klausimai. Ten pasiūlė globą ir ten pasiūlė 12 žingsnių programą, kuri yra vienintelis AA knygos tikslas. Viskas. Galvoju, nu jo, kaip čia dabar tas globėjas, čia tas 12 žingsnių. Tai nieko aš nebeieškojau, aš per 4 dienas susiradau žmogų, kuris turi didesnę sveikimo patirtį, aš paprašiau jo pagalbos. Mes praėjom, mes keliavom kartu tam tikrą laiką 12 žingsnių programa, kurią aš tęsiu dabar vienas su savo globotiniais. Tai ta pati pradžia man buvo kažkas wow, nes aš iš karto pakliuvau į Jūripą, tai Europos jaunimo suvažiavimas Vilniuje buvo 2018 metais. Ir ten buvo 500 alkašų ir visi tūsino. Nes aš nežinojau, kaip aš galėsiu, aš profesionalus šokėjas, ir aš nežinojau, kaip ant scenos šokti blaiviam. Ir galvoju, kaip tą daryti, kaip reikės šokti blaiviam. O čia pamačiau ir čia supratau, kad aš turiu daugiau jėgų, galiu ilgiau iššokti, ir aš supratau, kad tai man padeda. Ir tada prasidėjo mano tas tarnavimo turbūt kelias anoniminiuose alkoholikuose, kur aš atėjau padėti sustumdyti stalų, toliau jau dalinau kavą sekančią dieną, bendravau su kitų šalių anonimų bendruomenė ir supratau, kad mes visi turim tą pačią problemą, nesvarbu kurioj šaly valstybėje, ne? Bet mes turim vienintelę išeitį, tai anoniminiai alkoholikai. Ir ši patirtis man davė aišku suvokimą, kad aš galiu eiti, prašyti pagalbos, ta pagalba bus suteikta, o paskui 12 žingsnis. Viską, ką aš gavau, atiduodu kitiems, ne? Ir ta visa tokia tolimesnė eiga, jog tarnystės ėjo skirtingai įvairios ir grupiai, ir intergrupiai, ir regione, ir visur bandžiau šokti ten. Žinokit, visur lindau, bet vienu metu, kadangi atsirado nauja šeima, nauji santykiai, viskas gyvenimas, man pasakė, sako, klausyk, gana yra gana. Tu apsiribok. Tai tada aš, nors tie prioritetai buvo iš anksto susidėlioti, bet kažkodėl aš juos buvau pasidaręs kaip man patogu. Man nėra patogu su šeima, su vaikais tenais kažkur kažką daryti, nes nemoku. Tuo metu nemokėjau, nes aš nenorėjau būti su šeima. Tai galiausiai teko pradėti mokytis po
po 1,5 metų blaivybės pradėjau mokytis, gyventi. Per tą laiką įsidarbinau neblogoj vietoj, buvo popiežiaus sutikimas, tai sutikau popiežių asmeniškai. Čia man buvo blaivybės dovana, tą, ką aš gavau. Tai sutikti, pasitikti ir patarnauti popiežiui, tai čia buvo mano tos vaikystės aukų, vagystės, ane, toksai kirtis, turėk, žinai. Tai buvo smagu, tai buvo tas tokia akimirka, kurią aš labai aiškiai suvokiau, kad man reikia toliau tarnauti, man reikia toliau keliauti ir tai neapsiriboti vien tik anoniminiais alkoholikais. Šiandien dienai aš tarnauju, prisidedu prie Karito veiklos, prisidedu prie Motinos Teresės benamių, būtent tos prieglaudos žmonių plovimas, apiprausimas, apskutimas, nagų karpimai. Tai yra tokia veikla, kurios aš gyvenime niekada nebūčiau padaręs, ane? Ir kai aš supratau, būtent kai man teko tai padaryti, aš supratau, kad aš niekada nebūčiau savo mamos prižiūrėjęs. Aš būčiau ją senatvėje į globos namus išsiuntęs ir būčiau pasakęs, čius, ne, man tu čia, žinai, ten susitvarkys. Šiandien dienai suprantu, kad aš mokėsiu rūpintis, aš galėsiu ir aš, ta prasme, aš esu pasirengęs, aš link to einu, aš mokausi kasdien, skirtingų dalykų, skirtingose vietose. Mano blaivybės pradžia tai buvo mano nauja pažintis su socialiniu gyvenimu. Nes ten aš gyvenau savo sukurtoje iliuzijoje. Aš gyvenau toje iliuzijoje, kadangi trenkta ta galva, aš gyvenau toje iliuzijoje, kuri man atrodė, kad jinai yra teisingiausia. Ir aš visiems bandžiau įrodyti, kad aš mąstau teisingai. Bet tie, kurie nesupranta, kaip aš mąsto, tai vadinasi, man jūsų nereikia. Tai tas gyvenimas buvo, tikrai pilnas pagiežos, visi kalti aplinkui, o naujas gyvenimas, kai aš atradau tą ramybę, jis pasikeitė, jis tapo pilnesnis. Pilnesnis kuom? Tuo, kad aš galiu duoti. tą, ką aš galiu duoti. Ir niekada neieškoti atgalinio ryšio. Atgalinis ryšys man yra šalia manęs besišypsantis vaikai, žmona, mama, aplinkiniai draugai. Tai yra atlygis už tai, ką aš darau. Sulaukiu aš tų priekaištų ir, ta prasme, tikrai netapau šventas ir klystu ir matau, kad klystu, bet šiandien dienai aš turiu programą. Aš turiu 12 žingsnių programą, kuri man neleidžia labai toli į lankas nuvažiuoti. Kai darai inventorizaciją vakare, tu supranti, kad, šiandien tu buvai savanaudis per daug. Ir varnelių kitoje pusėje yra daugiau negu ten, ne? Tai vadinasi, nueik ir susitvarkyk. Tai aš nelaukiu, kad man prisikauptų tų kažkokių tai pykčių, ne? Nes resentmentų aš galiu prisirinkti labai greitai. Bet aš turbūt turiu tą pauzę iki įvykstant, ką aš mokinausi, tai yra malda. Tai yra atsitraukimas iš situacijos, sustojimas ir ramybės malda. Tai yra mano turbūt tas toks dalykas, kuris yra veiksmingiausias 10 žingsniui, kur sustoji ir pagalvoji, ar toliau tau reikia tęsti šitą, ar visgi reikia sustot, pamąstyti ir galbūt jau dabar net ir iš karto ir atsiprašyti. Ne visą laiką pavyksta, tikrai ne visą laiką, tenka ir sekančią dieną ateiti atsiprašyti, ir po savaitės tenka ateiti atsiprašyti, bet aš visgi, savanaudis. Šita programa 12 žingsnių yra savanaudiška. Jinai juk skirta man. Juk jinai yra skirta man.
tik jau 12 žingsnis leidžia suprasti, kad tu jau turi eiti ir nešti ir atiduoti, ne? Bet iki 12 žingsnio, taigi, nu, aš daraugi dėl savęs, kad pats pasveikčiau. Tai vat, tas sveikimo kelias, tai nėra, vat, 3 mėnesiai padirbau su globėju ir tipo, vsio, ček, ir aš galiu eiti keliauti, ne? Ne, čia yra viso gyvenimo mano darbas, viso gyvenimo mano pamoka, mokytis gyventi padoriai. O padoriai gyventi man buvo sunku. Sakau, pirmi 2 metai, tai aš labai daug į A buvau įsinešęs, tai aš to nemačiau, kaip aš ilgiausi sociume, ne? Tai ir tų draugų ne per daugiausia. Buvo AA nariai, jų buvo daug ir viskas okei tenais, bet aplinkui aš neturėjau nieko, ne? Tai vadinasi, aš nelabai noriai bendravau. Ir kaip prioritetus persistačiau, atsirado tam tikra chronologija tų prioritetų, tai tapo truputį lengviau. Ir kas liečia 9-uką, tai iš dalies aš, kadangi dar lošėjas buvau papildomai, tai, aš turėjau tiek skolų. Mano finansai, aš nemoku gyventi su finansais. Prasme, nemoku elgtis su jais. Čia mano buvo baisiausias dalykas, kaip reikės čia ką. Aš juos taškydavau į kairę į dešinę tuos pinigus, ne? Ir čia taip įvyko, kad antstoliai man dingo po 3,5 metų blaivybės. Aš nebeturėjau kelių 10 000 eurų skolų. Ir va čia buvo stebuklai, kurie paskui vyko. Kaip tai įvyko, kodėl tai įvyko, aš nežinau. Bet čia ne nuo manęs, čia nuo aukščiau. Tie žmonės, kurie atsirado mano gyvenime, kurie man padėjo su tuo viskuom, čia ne šiaip sau atsirado ir vadinasi, aš ėjau ir einu teisingų kelių. Aš taip suvokiau tą dovaną, kur man pavyko, tada pavyko įsigyti būstą, pavyko santuoką surengti gražiai, įspūdingą, su popiežiaus palaiminimu, gražiai viskas. Santuoka tai yra 2 žmonių santuoka, kur, mes pasirengėm viens kitam nuolankiai patarnauti iki gyvenimo galo, ne? Tai buvo graži šventė. Šiandien dienai laukiamės vaiko, kūdikėlio, kuris atkeliaus už 2 mėnesių į pasaulį. Dievas sudėliojo taip turbūt, kad iš mažo butuko kelsimės į didesnį butą, jau ant dienų turim pasirašyti sutartis. Tai turbūt, tas kelias, jis yra sudėtingas, jis reikalauja daug laiko, daug dėmesio, daug įdirbio, bet turbūt tas tolimesnis rezultatas, jis bus veiksmingesnis. Ir man svarbiausia turbūt šitoj vietoj, kad ne dėl savęs daryti. Nes kai aš tik tai pradedu dėl savęs galvoti, kad ai va butas, ai va mašina gal geresnė, taip žiūriu, pinigai dingsta. Sakau, kažkaip čia ne taip, kažkas čia ne taip. Aš tik buvau sugalvojęs, gal vis dėlto pasikeis man mašiną, gal čia geresnė kažkokia, tai naujesnė jau. Ne ten aš žiūriu, ne ten man reikia žiūrėti. Man reikia žiūrėti, kad galėčiau išlaikyti šeimą, kad galėčiau padėti tai šeimai, vaikam, kad vaikai būtų aprūpinti, o ne aš aprūpintas. Aš būsiu aprūpintas tada, paskutiniai eiliai, kai bus ramus, laimingi vaikai. Tai yra svarbiausia. Ir mano buvo tas vienintelis 9-ukas, kuris nėra padarytas, tai yra nesusitikta asmeniškai su dukra iš pirmos santuokos ir buvusia žmona, ne? Tai čia yra mano, ta prasme, čia nėra, kaip pasakyti, ne aš vienas sprendžiu tokį dalyką. Taip, aš esu pasiryžęs susitikti, aš esu pasiryžęs atlyginti, aš tą darau materialiai, tai elementai yra mokami ir aš kas metus parašau laišką buvusiai žmonai. Bet su socialiniais darbuotojais Vokietijos mes daug bendradarbiaujam ir
Man liko vienintelis žingsnis, tai yra paduoti į teismą. Ir aš jau metus tempiu paduoti buvusią žmoną į teismą, kad galėčiau matyti savo vaiką. Aš nežinau, ar aš vis tikiuosi, kad jinai atsikvošės ir pamatys, kad aš gyvenu kitaip ir kad nebedraus man matyti su vaiku, ar visgi man reikės teismo sprendimo, kad galėčiau matyti savo vaiką. Tai čia ilgas procesas, bet aš dabar irgi už kokių 2 mėnesių man ateis tas laikas, kai kas metus rašau laišką ir vėl rašysiu laišką ir jeigu jinai supras, jeigu jinai norės, tai galbūt susitiksim, bet kol kas iš jos pusės neturiu jokio atsakymo. Tai va, žiūriu į laiką, kad turbūt pusvalandis ir prabėgo.